Dar praėjusių metų rugsėjį atgimimo vidurinės mokyklos mokiniai ir mokytojai aktyviai pradėjo dalyvauti Švietimo mainų fondo remiamo Comenius daugiašalio projekto Mus jungia muzika veikloje. Mokyklos direktorė, pedagogai ir mokiniai ėmė mokytis ispanų kalbos, daugiau domėtis ispanų ir portugalų kultūra, tradicijomis, švietimo sistema ir žinoma dainomis. Aktyviai projekte dalyvaujančios mokyklos bendruomenė savo įgytas žinias galėjo pademonstruoti balandžio 30, gegužės 4 dienomis organizuotos kelionės į Ispaniją ir Portugaliją metu. Šiuose šalyse dalyvavo kitų projekto Mus jungia muzika partnerių, Lenkijos, Švedijos, Portugalijos, Turkijos, Ispanijos mokyklų direktoriai ir tarptautinio Comenius projekto atstovai, susipažinę pirmajame projekto susitikime, surengtame Ispanijos Madrido priemiestyje Getafe. Projektinis vizitas prasidėjo ekskursija į senovinį Toledo miestą, pasirinkta todėl, kad atgimimo vidurinės mokyklos įgyvendinamas projektas yra daugiakultūrinis, o Toledas yra žinomas kaip 3 kultūrų miestas. Po ekskursijos projekto dalyviai sugrįžo į Getafą, kur jiems surengtas seminaras, organizuotos repeticijos. Visų šalių atstovai buvo iš anksto paruošę dainas, o ten jų laukė kur kas sudėtingesnė užduotis. Druskininkiečiai, kaip ir kiti projekto dalyviai, turėjo pramokti groti įvairiais muzikos instrumentais ir išmokti naujų dainų ispanų ir portugalų kalbomis. Šias naujoves per labai trumpą laiką bandė įsisavinti atgimimo vidurinės mokyklos mokinės Evita Cololo, Aušrinė Karaliūnaitė, Simona Miliauskaitė ir Akvilė Ambrasiūnaitė. Jas muzikos meno mokė pedagogė Ronata Balkaitinė. Mūsų mokykla 2 metus dalyvaus tokiam projekte, kuris vadinasi Roko mokykla. Ir šitam projekte dalyvauja 5 šalys, tai Ispanija, Portugalija, Turkija, Lenkija, Lietuva. Ir į kiekvieną šalį važiuoja mokiniai ir ruošiam roko programą, bet kiekvienoje šalyje yra nauja tema. Pavyzdžiui, dabar Ispanijoje, Portugalijoje mes turėjom vandens temą ir viskas, kas susijęs su vandeniu, su lietumi, su ašarom. Žodžiu, dainavom dainas, kurios būtent atspindi šitą temą, bet būtinai roko stiliui. Pasirinkau dainuojančius vaikus, nes tai yra muzikinis projektas, tai visų pirma. O galbūt ne visiems gerai sekasi moksle, bet mes jau taip prašiau direktorės, kad duokit tiem vaikams pasireikšti ir dėl to, kad tai yra muzikinis projektas. Jeigu jiems tai sekasi, tai kodėlgi nepabandyti. Ir iš tikrųjų tikrai labai daug komplimentų ir gavo ir vaikai ir pasistengė. Akvilė va mano ir muzikos mokyklą baigė, mokslai nelabai kaip, bet visi pasitikėjo, išleido ir jinai mūsų nenuvylė. Kelionė į Ispaniją ir Portugaliją džiaugiasi projekte dalyvavusios atgimimo vidurinės mokyklos mokinės, išvykos metu ne tik išmokusios groti įvairiais instrumentais, bet ir patobulinusios anglų kalbos žinias, pramokė ispanų bei portugalų kalbų. Mūsų portugalai paprašė, kad mes sudainuotum su jais dainą. Ir mes turėjom per 1 dieną išmokti portugališkai dainuoti. Tai mes Renata pasistačius ten su visais portugalais, tai po viename žodį, jie mums sakė, mes lietuviškai susirašėm viską. Lietuviškam raidėm ir tada mokinomės visi dainuoti bendrai. Tai kaip manai, ar susirinkusiems patiko tai, ką jūs išmokote per 1 dieną? Jo, labai plojo visi. Ir labai portugalam patiko. Portugalų publikai. Ar sudėtinga yra dainuoti svetima kalba? Na, nelabai. Gal truputį kai kurie žodžiai strigo, bet po kiek laiko tai nebuvo sunku. Ir kokią kalbą tu dainavai? Portugalų, anglų ir ispanų. Visi gyrė, kad labai gerai pasirodėm ir mokytis labai gyrė, kad Renata labai gražiai dainuoja ir viską moko labai gerai. Ir visi sakė, kad labai geriausiai pasirodėm. Druskininkiečiams ilgam įsimins bendras Lenkijos, Portugalijos, Ispanijos, Turkijos, Švedijos ir Lietuvos mokinių bei jų pedagogų koncertas, surengtas Federico Garcia Lorca teatro salėje. Ten buvo sudainuotos net 25 dainos. Atgimimo vidurinės mokyklos auklėtinės kūrinius roko stiliumi susirinkusiesiems atliko lietuvių, anglų, ispanų ir portugalų kalbomis. Jiems akomponavo gitaristai iš Ispanijos ir Portugalijos, būgnininkas ir klavišinių instrumentų specialistas iš Švedijos. Iškilmingą renginį užbaigė projekto himnas Mes esam geriausi, kurį savo kalbomis atliko visų šalių mokiniai.
Atgimimo vidurinės mokyklos mokinės ir jas lydėjusios šios mokymo įstaigos direktorė Danutė Česienė, pedagogės Loreta Šilanskienė, Inga Cololo ir Ronata Balkaitienė skrido ir į Portugalijos sporto priemiestyje esančią mokyklą. Ten draugė su kitais projekto dalyviais mokytasi groti įvairiais muzikos instrumentais, muzikos rūmose kurta kompiuterinė muzika, lankytasi Porto mieste. Projektinio vizito metu mokyklų direktoriai dalyvavo seminaruose apie švietimo sistemas Ispanijoje ir Portugalijoje, susitiko su vietiniais politikais, švietimo ministerijų atstovais. Projektų koordinatoriai bei mokytojai aptarė projekto ateitį ir priėmė keletą svarbių sprendimų.